Alkoholio orgijos prievartaujamas Seime vyksta. Mano vaikai alchašas. Mano vaikai žiniasklaida. Mano vaikai politika. Lenkitės. Lenkitės vaikai. Lenkitės. Aš jūs pašventinsiu. Mano alkoholio kampanijai reikia naujų veidų. Ir aš jums parūkyduosiu. Ačiū, ačiū. Norit? Prašau, pasakyk A. Pasakyk, prašau, matau vieną. Alchašas, nori. Alchašas, nori. Turiu burnot kiškinuosi, bet kur? Prašau, Mes bet ką padarysim, tik prašau. Bet ką padarysi? Taip. Straipsnelį parašysi? Taip, tikrai parašysiu, jūs išgirsiu labai. Yra jūsų krikštatėviai. Taip, Įsiminkit šitos veidus. Įsiminkit šitos veidus. Seimo šulas. Politika. Nu va, dešros galima pasiūlyti. Alchašas. Prašau. Nori? Noriu, prašau. Tikros. Bet ką padarysi? Bet ką padarysi? Bet ką padarysi, viską, ką tik reikės. Įpilkit, jam įpilkit, aš už jį ką nors parašysiu. Pil, negaliu. O palauk. O kas man iš to? Viską padarysi, bet ką tik įpil. Bet ką padarysi? Bet ką visiškai ką tik. Arsi? Labai prašau. Prašau jūsų, ponė, prašau. Vieta, eik ten. Visi turi klausyti savo pramonę. Priversiu visus, kad už jūs balsuotų. Būtinai. Balsuosiu už savo pramonę. Būtinai visi balsuos, visas Seimas, vien tik už jūs balsuos. Visi. Pavasarį prasidėjo įnirtinga kova, kad atšaukti alkoholio reklamos draudimą, kuris turi įsigalioti nuo kitų metų pradžios. Nevyriausybinio organizacijų, ypač jaunimo pastangos kalbėti su Seimo nariais, rašyti jiems duoda akivaizdų poveikį. Kiek jau buvo balsavimų alkoholio reklamos šalininkų mažėja, nors kol kas alkoholio pramonė laimi, bet ta persvara visą laiką tirpsta. Nes Seimo nariai iš tikrųjų neturi jokių argumentų. Pavyzdžiui, moksleivių parlamento atstovai, kuris pateikia statistiką, kad Lietuva vienam gyventojui tenka daugiausiai gryno alkoholio Europos Sąjungoje ir kad psichozių skaičius alkoholinių akivaizdžiai priklauso nuo alkoholio suvartojimo. Ir tos pasakos, kad reklama nedidina vartojimo, tai geriausiai jos yra paneigiamos pasižiūrėjus, kad po tabako reklamos uždraudimo Lietuvoje sparčiai mažėja rūkančių skaičius. Tai tokie argumentai tiesiog neleidžia Seimo nariams niekur pasislėpti ir akivaizdu, kad jeigu taip ir toliau tęsis nevyriausybininkų akcijos, tai alkoholio pramonė pralaimės ir reklama būtų apribota. Todėl dabar pasirodė nauji variantai. Alkoholio pramonės lobistai, kurie beje nesupranta, kokiu būdu ponas Galadauskas, Aludario atstovas, nebūdamas registruotų lobistų, vaikšto po Seimą, kalbina, vedžiojasi Seimo narius, Seimo komiteto pirmininką Matulą, nusiveda po vieną ir juos kalbina. Tai yra akivaizdus lobistinės veiklos įstatymo pažeidimas. Jie sugalvoja dabar naują planą. Teikti paketą, kuriame būtų įdėta daug visuomeniai patrauklių dalykų, tai yra, pavyzdžiui, panaikinti alkoholio įsinešimą, kuris yra maskuojamas kavinių veikloje, apriboti, padidinti amžių, tik nuo 21 būtų alkoholis vartojamas, sumažinti bambalių tūrį ir kiti dalykai, kurių žmonės seniai nori. Tai vienu paketu būtų teikiami šitie geri dalykai, bet būtų ir teikta pataisa, kad nuo 16 metų tik tai reklama draudžiama. O kaip mes suprantame, 16 metais vėl ponas Galadauskas, nebūdamas registruotų lobistų, atliktų vėl tokius pačius veiksmus ir tas veiksmas pasikartotų. Noriu pasiklausti, ar jūs čia laukiate Seimo narių, kad pakalbintume dėl alkoholio reklamos draudimo? Ir ką jūs jums sakot? tą patį, ką ir rašau.
O ką jūs rašote? Galite paskaityti, visada yra mūsų puslapiai www.aludariai.lt. Ir aš ką? Tai aš manau, kad tai yra klasta ir raginčiau visuomenininkus ne tik, kad nesustoti, bet dar aktyvinti pastangas, ypač jaunimą, ypač moksleivius, nes Seimo nariai vis tiek žmonės turinti sąžinę. Bet dabar yra visuomenininkai įvardyjami kaip neleistinai spaudžiantis Seimo narius, vos ne įžvelgiamas kriminalas. O ar nėra būtent kriminalas alkoholio lobistų? Veidmainystė, kaip moksleivių parlamento narkotikų ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkas, kaip jisai gali užspausti Seimo narį kampą. Jis neturi tam nei pinigų, nei kažkokių svertų. Tokį dalyką gali padaryti alkoholio pramonės lobistai, kurie kažkodėl nesiregistruoja lobistais. Tai jie pažinėja įstatymus. Tai, na, čia veidmainystė, viskas, aš manau, visai visuomenė viskas yra aišku. Tai yra dvigubi standartai. Moksleivis verčiamas kažkokiu supergigantu, supermenų galinčių išprievartauti Seimo narį, alkoholio pramonės atstovas laisvai nuo ryto iki vakaro gyvenantis Seime, kažkoks nekaltas avinėlis. Ir ar nesusidaro toks vaizdas, kad kai kurie Seimo nariai save įsivaizduoja kaip ponus, visai nesuprasdami, kad jie yra visuomenės tarnai ir visuomenė yra jų darbdaviai? Viešumas, skaidrumas, Seimo narių balsavimų viešinimas geriausias vaistas nuo šitų ligų. Ir ar neižvelgiat, kad kartais netgi viešojoje erdvėje, ypač pradžioj, buvo tarsi šitą temą ir nutylima, ir bandoma tyliai atšaukti, bet paskutiniu metu ir žiniasklaidos, galbūt kaip ir sąžinės balsas prabyla, kad atstovauti abi pusės. Artėja Seimo rinkimai, visuomenės nuomonė yra aiški ir be sociologinio apklausų. Tai yra dauguma žmonių už alkoholio pramonės ribojimo, už tai, kad nebūtų alkoholio reklamos. Ir tą Seimo nariai supranta, ir tie Seimo nariai, kurie norėtų paremti alkoholio pramonę, labai bijo, kad jų vienmandatinėse apygardose nevyriausybininkai skleis informaciją, kad jie yra alkoholio pramonės lobistai. Tai dar kartą pasikartosiu, viešumas ir dar kartą viešumas. Viešinkite Seimo narių balsavimus. O kaip vertinate, kai prieš pat Seimo plenarinį posėdį, kai šis klausimas buvo svarstomas, buvo paskelbtos, galim sakyti, kabutėse sociologinės apklausos duomenys ir netgi žiniasklaidai išplatintas toks, jau tikrai juokingas, netgi pačio pranešimo antraštė, kad tautos balsas daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų pasisako, kad įsigaliotų alkoholio kad reklama toliau būtų ir po naujųjų metų. Pačiame Baltijos tyrimų pranešime yra užšifruotas atsakymas, perskaitomas plika akimi. Visą šitą neva tai apklausą komentuoja komercijos direktorius Baltijos apklausų. Tai niekada nemačiau, kad sociologinius tyrimus komentuotų komercijos direktorius. Tai čia pirmas atvejis Lietuvoje, jis akivaizdžiai parodo, kad Baltijos tyrimai pasielgia labai gėdingai, o alkoholio pramonės lobistai ir atstovai neturi jokių ribų. Reiškia, jie gali nupirkti ir papirkti netgi iki tol laikytą solidžią sociologinę apklausų firmą. Tai dar kartą beje įrodo, kad Seimo nariai vienmandatėse, kurie nori laimėti, jie puikiai suvokia, kad visuomenės nuomonė yra kitokia ir čia yra alkoholio pramonės lobistų mėginimas apgauti tos Seimo narius, nors iš tikrųjų jų neapgausi. Jie puikiai intuityviai, kaip ir mes kiekvienas jaučiame, kad alkoholio pramonė daro labai neleistinus dalykus, bet vienintelis jų siekis didinti vartojimą, o vienintelis ir efektyviausias būdas tai yra reklama. Tai dėl ko visos tos muštynės ir vyksta, gaila, kad šitoj kovoj taip gėdingai krito Baltijos tyrimai. Bet, jie patys pasirinko savo likimą.